Ar ir tau būna, kad pradedi scrollinti Instagram'e ir po 10 minučių pradedi jaustis tiesiog blogai? Visi atrodo gražesni, turtingesni, laimingesni, o tu netoks. Man irgi tai būna, ypač kai diena nėra tokia gera. Atrodo, kad socialiniai tinklai yra kažkokia iškreipta realybė. Ir aš žinau, kad ten viskas surežisuota, aš pati režisuoju, bet vis tiek save pagaunu galvojant, kodėl aš netokia graži, kodėl man taip nesiseka kaip jiem, kodėl aš nesu kaip jie. Bet patikti kitiems yra visiškai normalu, mes visi norime jaustis grupės dalimi, o paauglystėje tai pasireiškia dar labiau, nes tarsi jų nuomonė pasako, kas mes esame. O kai mus palaiko, smegenys išskiria dopaminą ir tada mes jaučiamės dar geriau. Bet socialiniai tinklai gali ir žaloti mus, ypač jei po skrolinimo jautiesi blogai. Tada geriausia būtų atsitraukti nuo ekranų, susitikti su žmonėm gyvai ir daryti kitus dalykus niekam jų nerodant. Norėti patikti yra visiškai natūralu. Na, paauglystė tai yra toks metas, kada mes ieškom savęs ir kitų nuomonė mums labai rūpi. Tikriausiai tik tai problema pasidaro tada, kai mes per daug kreipiam dėmesį į kitų žmonių reakcijas ir vertinam visą pasaulį tik tai iš tų 5%, kuriuos jie parodo. Apskritai pagrindiniai ženklai, kad socialiniai tinklai gali mums kenkti, tai yra, kad mes jaučiam nerimą paskrolinę, norisi tą daryti vis daugiau, kažkaip turim tendenciją save paslėpti, lyginti save su kitais, ir aišku, nerimas kyla, kada neimam telefoną į rankas. Mes sumažint tą galėtumėm, pavyzdžiui, atsitraukdami nuo telefono, pabūdami kažkurį tai laiką be jo, daryti dalykus, net jeigu ir to nepaustinam, nes tai yra hobis, tai yra faina, ką mes darome. Ir tuo pačiu visai paklausti, ar aš tai darau, paustinu, dėl to, kad aš noriu, ar dėl to, kad laukiu, jog kiti palaikintų? Aš supratau, kad negali patikti visiems, to ir nereikia. Socialinės medijos rodo tik gražiausius gyvenimo momentus, o ne tikrą realybę. Su tuo lygintis būtų tiesiog nesąžininga. Tikri žmonės, tikri santykiai yra daug vertingesni negu laikai ar komentarai. Jeigu paskrolinus pasidaro sunku, pasikalbėk su draugu ar mokytoju. Jeigu neturi su ko pasikalbėti, mes esam čia. Jaunimo linijos savanoriai pasiruošę tave išklausyti. Anonimiškai, nemokamai, bet kada. Prireikus pagalbos, skambink jaunimo liniją arba parašyk mums į chat.